Lemties vingiai. Bėdų? Kokių bėdų, teta? Jeigu jai dabar paskambinsi, tuomet tikrai kils bėdų. Pagalvok, jau vėlu. Jei pasakysi tetai ir Sarlai, kad jos dukros gyvybė pavojai, jos mama, močiutė ir sesuo labai sigas. Nieko tokio, kad sužino Šristė. Ji dar jauna, bet jos mama ir močiutė. Negi žadins jas dėl tokios žinios, o jei kuriai nors iš jų susto širdis, nežinia, kas gali nutikti. Papasakosim joms viską ryte, taip, mama? Taip, sesute, manau, kad Karanas teisus. Negasdinkime Sarlos tokiu metu. Jei jau teko taikyti žinią apie tai, kad banditai pagrobė Šristę. Jeigu dabar sužinos, kad Pritos gyvybė pavojai, ji visai palūš. Manau, kad reiktų ryte joms paskambinti ir viską papasakot. Ir aš taip manau. Matai, visi man pritarė. Ir Išabas sutinka. Iškvies policiją, tegu jį sulaiko, tuomet Prita bus saugi. Tėti, palauk. Aš iškviesiu policiją. Kaip jis drįsta? Kaip drįsta brautis į mūsų namus ir bandyti pagrobti Pritą? Ar Išabai, palauk. Taip. Na, Karanas nori tau kažką pasakyti. O, Dieve, kokia ji kvaila. Visai nesupranta, ką aš noriu pasakyti. Ji nemoka skaityti mano minčių. Dabar pasakė Išabui, kad aš noriu su juo pasikalbėti. Ką man daryti? Ji pastatė mane į keblią padėtį. Ką aš noriu jam pasakyti? Įrodymai. Kodėl žiūri į ją? Žiūrėk į mane. Įrodymai, taip, palauk. Kodėl skambini policijai? Jei jie pamatys jį be sąmonės, tai norės mus apklausti. Jie nežino, kad jis norėjo pagrobti Pritą ir kad aš jį puoliau ją gindamas. Atgavęs sąmonę, jis gali sakyti bet ką. O jei neigs visus kaltinimus ir pareikš, kad mes jį pagrobė, jis banditas, todėl gali pasakyti bet ką. Tokie žmonės nuolat meluoja. Tu pagalvok. Jeigu jis guli čia, kol atgaus sąmonę, o kai atsigaus, mes įrašysim jo prisipažinimą ir iškviesim policiją. Teisingai? Kartais tenka elgtis ne visai etiškai. Išabai, Karanas ir Samiras teisūs. Taip. Iškviesim policiją, kai turėsim įrodymų. Nežinau kodėl, bet nė kiek netikiu Karano dramatišką istoriją. Jis kažką slepia. Močiute, eik miegoti, tau reikia pailsėti. Nagi, eik. Taip, mamytė, eime. Labai atsiprašau, kad jūs sutrukdžiau. Mieloji, tu dėl to nekalta. Aš tik noriu paklausti, ar po visko, kas nutiko. Tu čia jautiesi saugi? Mieloji, sakyk, ar... O Dieve, kas čia? Prita, kaip tu susižeidai? Teta, nieko čia tokio, tik įdrėskiamas. Nėra dėl ko nerimauti. Aš visiškai sveika. Jei kalbam apie saugumą, tai aš tikrai labai įsigandau. Bet aš aršiai priešinausi. O kai Sanžu norėjo mane sužeist, pasirodė Karanas ir mane išgelbėjo. Dabar jaučiuosi saugi. Nesijaudinkite. O jeigu tas žmogus paspruks? Sami? Taip. Greičiau atnešk virvę. Gerai? Ir atneš Pritai vaistinėlę. Prita, prisėsk ir nusiramink. O tu nevaidink didvyrio. Tau reiktų įkrėsti. Kaip visą tai suprast? Juk Dievas apdovanojo tave balsu, tai rėk, reikėjo šauktis pagalbos. Teisingai. Kodėl pats įpuoliai? O jei jis būtų tave sužeidęs? Nesuprantu. Kažkas užrakino mano kambario duris. Visų kambariai buvo užrakinti, ką? Taip, jis užrakino visas duris. Jis pasirūpino, kad galėtų netrukdomas pagrobti daktarės Simą. Gerai, kai tik atsigaus, jis turės atsakyti į mano klausimus. Eikš, brolau. Taip pat reiktų nunešti ją į svečių kambarį. Atleisk, brolau. Jei būčiau ėjęs sargybą, taip nebūtų nutikę.
Jei nebūtų matėjęs į mano kambarį, tai kaip aš būčiau iš jo ištrūkęs, kai būčiau išgelbėjęs Pritą. Neatsiprašinėk. Aš tau dėkingas. Jau surišoti, dabar nuneški daktarį į svečių kambarį. Aš ją nunešiu. Jūs eikit miegoti, dėl nieko nesijaudinkit. Labanakt, teta. Labanakt, močiutė. Jūs ją nunešit, taip galite eiti. Labanakt, nesijaudinkit. Eime, mamytė. सृष्टि की 8 मिस्ड कॉल्स 8 praleisti išristi skambučiai. Kasgi galėjo nutikti? Turbūt kažkas svarbaus. आई होप Tikiuosi, kad namie viskas gerai. Apie ką galvoji, greičiau renkis. Šristė sustabdys rikšą. Mama, močiutė eime. Rikša jau čia. Gerai, skambina sesutė. Duokš man. Jung garsiakalbį. Prita, ar viskas gerai? Ar tu saugi? Nežinau kodėl, bet įsigandau dėl tavęs. Prita, pasakyk ką nors. Pasakyk, kad tau nieko nenutiko. Kodėl mama tokia įsigandus? Lik žinotų, kas nutiko. Ji nieko nesako. माँ Mama, शांत हो nurimk, viskas man gerai. बिल्कुल ठीक हो O tau, kas आप nutiko? लोग ठीक हो ना Ar kas nors tau ką nors pasakė? किसी ने कुछ कहा क्या आपसे Ne, nieko nesakė. Bet aš pajutau, kad tave ištiko nelaimė. Ar tu saugi? Prita, tavo mama gi amžinai nerimauja. Ji pliurpia nesustodama. Jai atrodo, kad tau kažkas nutiko. Kad liutrų namuose įvyko nelaimė. Vienas dievas tai žino, kas jai užėjo. कहीं Gal teta Karina paskambino mamai? माँ Mama? Taip. क्या मतलब Apie ką močiutė kalba? मेरा मतलब Kas tau tai pasakė? Ir kodėl tu nerimauji? टेंशन क्यों Ne, sesutė, mama pajuto, kad tave ištiko nelaimė. Todėl ji ir panikuoja. Jai neramu. Ji net ir mane su močiutė išgazdino. Kaip suprast? Ašgi jūsų mama. Kai mano vaikus ištinka nelaimė, aš tą pajuntu, todėl ir įsigandau. Mane apėmė bloga nuojauta. Maniau, kad tu papuolė į bėdą. Pajutau, kad tave gali ištikti nelaimė. Todėl ir įsigandau. Kasgi čia blogo? माँ Mama, क्या हुआ ko tu taip nerimauji? बिल्कुल ठीक Viskas man gerai. Actually, मैं Aš बहुत tiesiog गहरी kietai नींद में įmigau. सो रही थी। Ir neišgirdau skambučio. पानी पीने की Atsikėliau सोची, atsigerti vandens. तो फोन पे Tuomet देखा ir तो pamačiau सृष्टि की praleistų सारी šristės response। skambučius. मैं तो Išsigandau, kad jums kas nors घर पे nutiko. तो सब ठीक है ना आप लोगों को Nežinojau, तो ar कुछ jūs नहीं हुआ? saugios. कोई Pamaniau, kad jūs ištiko bėda. यहाँ पर तो सब Mama, ठीक čia है, viskas gerai, tu माँ। आप nesijaudini. इतनी चिंता मत कीजिए Paklausyk, šristė sustabdė rikšą. Aš tavim tikiu, bet leisk man atvažiuot, pamatysiu tave. Ir važiuosiu namo, tuomet būsiu rami. माँ Mama, बात pasistenk समझने की suprast. कोशिश कीजिए मैं जानती Suprantu, हूँ kad कि tau आपको neramu, मेरे लिए चिंता bet jau labai होगी। vėlu. लेकिन Visi इस वक्त miega. बहुत रात हो Jeigu गई tu है। čia atvažiuosi, यहाँ tu पर gali सब juos लोग बहुत pažadinti. गहरी नींद में सो रहे हैं। Niekas nieko आप लोग nesakys, आएंगे, nes jie labai फिर mandagus. disturbance होगी। Bet kam juos ऐसे be तो कोई reikalo कुछ नहीं trukdyti? कहेगा। यहाँ सब लोग Juk बहुत tiesa. अच्छे हैं। O aš grįšiu rytoj हमें ryte. किसी को बेफिजूल में क्यों डिस्टर्ब करना राइट Gerai, और जैसे ही सुबह होगी ना o tu šristė. मैं घर वापस आ जाऊंगी Atšauk rikšą. Šristė girdi? तू जा ऑटो वाले को मना कर दे हाँ जा जा सृष्टि Prita teisi. प्रीता ठीक कह रही है Teisi. Mama, sesutė teisi. Negalim nuvažiuoti ten vidury nakties tik todėl, kad tau buvo neramu. Aš sumokėsiu rikšai gerai. Jei jau taip užsispyrė, dabar ten nevažiuosiu. Bet paklausyk, jei kas nors tau nutiks, paskambink. Ir skambink man kas kelias valandas. Man juk labai neramu. माँ Mama, दादी močiutė. Aš jūs labai myliu. बहुत प्यार करती हूँ Ir meldžiu, nesijaudinkite dėl manęs. अब प्लीज मेरी चिंता मत कीजिए Tikrai? Negaliu patikėti. Tu myli tik mamą ir močiutę, o mane tai visai pamiršai. तुझसे तो मैं Pakvaišėlė. सबसे ज्यादा Tave प्यार aš करती myliu हूँ, labiausiai. Jau geriau. चलो O dabar eikite miegot. मैं सुबह उठकर ना Paskambinsiu एक बार ryte. फिर से कॉल करूंगी Jeigu kas nutiks, iš karto skambink, gerai? Bye. Iki viso. बस अल्लाह
Nesijaudink, Sarla, kai ką sumaniau. Aš nakvosiu tavo kambarį. Tikrai? Šiandien visi lepina mamą? Negi nepažįsti savo mamos. Ji kaip mat puola į paniką. Jei paliksim ją vieną, ji nei pati miegos, nei mums leis užmegti. Todėl aš miegosiu jos kambarį. Gerai, beje, eik ir sumokėk krikšai. Antraip suma išauks. Tuoj pat. Eime? Nagi, eime. Atsargiai gulkit. Čia jūs saugi. Broli, atsiprašau, labai atsiprašau. Dėl visko kaltas aš. Tu man patikėjai didžiulę atsakomybę, o aš tave nuvyliau. Palikau daktarę Simą vieną. Meldžiu, atleisk man. Manim negalima pasitikėti. Nurim, viskas gerai. Nieko nenutiko, ne, brolau. Atleisk man, atsiprašau, eik miegoti. Brolau, kaip galiu miegoti? Juk čia mano kaltė. Aš jaučiuosi kaltas. Prita. Pritai, per mane teko tiek daug ištverti. Jaučiuosi siaubingai. Noriu jos atsiprašyti. Viskas gerai, eik miegoti, aš visko pasirūpinsiu. Ne Karanai miegoti neisiu, liksiu svetainiai. Kai tik Sandžu atgaus sąmonę, pakviesiu tave. Aš tikrai nemiegosiu. Gerai. Ačiū, Karanai. Iki, eik. Ar mama užmigo? Jie atsigulė. Rakė atrodė labai įsitempusi. Mane aš ar galiu kai ką pasakyti? Manau, kad nekviesdami policijos pasielgėm teisingai. Rakė, man atrodo, kad bandai pati save įtikinti, jog mes nepadarėm klaidos. Ką? Mane šai ką tu kalbi? Aš tau sakau, ką manau. Žinai, ką manau aš? Tau tai turbūt nepatiks, bet manau, kad Karanas meluoja. Nieko nesakyk. Viskas akivaizdu iš tavo reakcijos. Ir tau neramu dėl jo, kad Karanas mums melavo. Ne, Manešai, nieko panašaus. Kodėl Karanas turėtų mums meluoti? Ir jeigu manai, kad Karanas melavo, tai kodėl mūsų svetainė tokia sujaukta? Man dėl to neramu. Nežinau, ką galvoti. Tas vyras atėjo į mūsų namus ir bandė pagrobti Pritą. Ir ta daktarė mūsų namuose. Aš nesuprantu. Manešai, nebesigėlink. Tu turi pasitikėti Karanu. Turi tikėti, kad jisai sako tiesą. Karanas mums nemeluotų. O jeigu tu manai, kad jis meluoja, tai jis turės atsakyti į visus mūsų klausimus ryte, kai Sandžu atgaus sąmonę. Rakė, būtinai viską išsiaiškinsim, bet Karanas nuolat taip elgiasi. Nesuprantu, kodėl. Jeigu nori geriau pažinti Karaną, paskaityk Krišnos Puraną. Nieko skaityti nenoriu. Tavęs ir Karano niekas neperprastų, tai pernelyg sudėtinga. Eik miegoti jau vėlu. Jaučiu, kad papuolė į bėdą. Ar viskas gerai? Mama pajuto, kad tave ištiko nelaimė, todėl ji panikuoja. Ji amžinai dėl tavęs nerimauja. Ar nebijosi? Ne. Gerai. Išsigandai mano balso, sakei, kad neįsigasi. Užsirakink duris, juk Sandžu vis dar šiuose namuose. Tai kas? Nieko tokio. Juk tu mane apsaugosi. Rita Aurora buvo nuostabu. Tu kaip reikiant sumušei Sandžu. Jo būklė apgailėtina. Kas nutiko, kuo tu tokia įsitempusi? Tavęs klausiu.
Kas nutiko? Mama dėl manęs nerimauja. Ką? Kas tu tai pasakė? Juk mama pasakė, kad nereikia jai skambinti. Tai kas paskambino? Ką jis žino? Ar žino, kad Sanžu pasikesino tave nužudyti? Ar gali paklausyti? Amžinai tauškė nė nesiklausydamas manęs. Mamai niekas neskambino. Tai kaip? Mama pajuto, kad mane ištiko bėda. Jie įsigando ir pažadino visus namiškius. Grįžus į kambarį pamačiau 8 praleistus šristės skambučius. Jai paskambinusi sužinojau, kad jos labai nerimavo ir jau ketino važiuoti čia. Jos net susistabdė rikšą. Mamos labai rūpestingos. Joms nieko sakyti nereikia. Jos pačios pajunta, kai jų vaikus ištinka bėda. Aš apie tai nežinojau. Nors kai išvykdavau į kokį nors turnyrą ir jei tik susižeisdavau, mama iškart man paskambindavo. Ji klausdavo, kaip man sekasi, manydavo, kad tai tik atsitiktinumas. Ne, mamos puikiai jaučia savo vaikus. Todėl sakoma, kad mamą galima prilyginti Dievui. Jos mus ne tik pagimdo, bet ir pašvenčia mums savo gyvenimą. Jei mes susižeidžiam, jos pirmosios pajunta skausmą. Karanai, jaučiuosi kalta dėl to, kad nepasidalinau su mama mūsų įtarimais, dėl Šerlinos ir tuo, ką apie ją sužinojau. Manau, kad reiktų viską jai papasakoti. Ne, to nedaryk. Kodėl? Aš to noriu. Aš viską papasakosiu mamai. Mano mama pati geriausia. Aš žinau, kad jis supras, kodėl anksčiau jai nieko nesakiau. Aš jai papasakosiu. Tikrai. Gerai. Kai šypsaisi, atrodai labai gražiai? O, Dieve, padariau klaidą. Tave pagirdamas. Kodėl? Kai tik tą padariau, tavo šypsena pranyko. Ne dėl to. Užsidaryk duris ir eik miegoti. Ir nebijok, aš būsiu netoli. Ar nebijosi? Ne. Gerai. Išsigandai mano balso, sakei, kad neįsigasi. Užsirakink duris, juk Sanžu vis dar šiuose namuose. Tai kas? Nieko tokio. Juk tu mane apsaugosi. Rytą Aurora prisiekiu, neleisiu, kad tau kas nors nutiktų. Kad ir kur tu būsi, mūsų draugystė niekada nenutrūks. Pažadu. धड़कन से तेज दौड़ूं सपनों से आगे अब जान उठ जाए ये जहां छूट जाए संग प्यार रहे मैं रहूं ना रहूं सजदा तेरा सजदा दिन रैन करूं ना चैन करूं सजदा Nieko jiems nesakykim, gerai? Sanžu besąmonės, kai ryte pabus, mes jo paklausim, kas ją atsiuntė pagrobti daktarę Parik. Sužinosim visą tiesą, o kol kas niekam nieko nesakysim. Tiesa liks paslapty. Kokia tiesa? Šiandien apsaugojau tave nuo Sanžu. Skolą gražinau. Aišku? Pala. Apie kokią skolą tu kalbė? Nesupratau. Aš tave išgelbėjau tą dieną, kai Nilas tave persekiojo, bet tu pati prisėmei visą garbę, o šiandien nepavyks. Nes akivaizdu, kad aš išgelbėjau tave nuo Sanžu. Takūro, aišku, todėl skolą gražinau. Karanai, paklausyk. Karanai, manau, kad reiktų papasakoti tavo šeimai tiesą.
Tu jiems ilgai melavai ir viską apsunkinai. Pasakėjai, kad Sanžu atėjo pagrobti manęs, o daktarė buvo tik liudininkė. Dabar ji be sąmonės. Bet netrukus jie abu atsigaus. Ir tuomet papasakos kitokią versiją. Tuomet visiems tave klausinė. Kai daktarė parik pabus, ji papasakos visiems tiesą apie Šerliną. Jaučiuosi nesmagiai. Tu nervinėsi, todėl tauški nesąmonės. Nieko jiems nesakykim, gerai? Sanžu be sąmonės. Kai ryte pabus, mes jo paklausim, kas ją atsiuntė pagrobti. Daktarė pareik, sužinosim visą tiesą, o kol kas niekam nieko nesakysim. Tiesa liks paslapty. Kokia tiesa? Ką jūs nuo manęs slepiat? Ne, nieko. Jie negalėjo užmėgti, todėl pasakojau ją istoriją. Ji palinkėjo man labos nakties. Tikrai? Iš jūsų veidų akivaizdu, kad tikroji istorija yra kitokia. Stebėjau jų svetainiai. Judu buvot susinervinę. Žiūrėjot viens į kitą su baime. O girdėdamas, kaip tu dabar teisinės, esu tikras, kad ir vėl, kuri nebūtas istorijas. Ar aš teisus? Nieko panašaus, tu klysti. Nekvailink manęs. Sanžu norėjo pagrobti nepritą. Jis čia atėjo dėl daktarės. Judu žinoti tiesą ir laukti tinkamos akimirkos ją atskleisti. Tad nėra prasmės meluoti savo broliui. Gana. Ne, aš. Paklausyk manęs. Aš tik noriu sužinoti tiesą. Prita, noriu ją išgirsti iš tavęs.